pradedant šiandieno žūklę, pažiūrėkim, kaip man sekės 3 dienas savaitėj. Imam žemių. Kratom daug dzikelio. Trečia vieta šūdas tas pats. Kaip nesinori tikėti, kad dėl tokių šapaliukų čia visi sėdi. Matelio, kaip ant Kauno marių. Turim žvėrį. 3 diena, kai bandom. O dabar leidžiamės į kelionę, kur buvo prašymas padaryti fiderinę žūklę stojančiam vandenyje. Tai bus fiderinė žūklė stojančiam vandenį su kubu, galbūt 2 dugninytės. Pažiūrėsim, vieną esam, ką tik matėt, kaip sulaužiau. Tai reikia pasiimti kitą, griežtą kuolą ir pasibandyti. Tai ką, aš lėkiu ruoštis daiktų imtis ir susitinkam prie vandens. Dar nieko nesimato, bet šitiek daiktų yra nugaros kubas. Pažiūrėkit, kaip švinta. Pavyko vienu reisu. Tai čia šiti daiktai, jeigu nelieku per naktį. Jei per naktį dar vienas reisas. Tada! Leliuški. Atsistatėm kubą. Statėmės kubą taip, kad uždengtų vėją. Bandysim sėst. Turim pietryčių vėją. Tai mums pietryčių vėjas gaunasi visiškai šoninį. Kažkaip tvarkysimės. Patys sėdėsim toliau. Nedarysim man jokių galiukų čia. Nedarysim ant galiukų, metam ant signalizatorių. Vieną monkę, vieną pinto valą. Mono valą turiu omeny vieną pinto valą. Ir pasižiūrėsim, kuris geriau dirbs. Jeigu dirbs tik mono arba tik pintas, nes gali būti čia tokių variantų, tai nieko mes nepakeisim. Žvėjosim ant abiejų vis tiek. Tik taip parodysim jum, kas geriau tokiu metų laiku. Gali būt, kad tamprumas daug įtakoja, gali būt, kad ant pinto valo pajaučia staigiai, nežinau, tampyt negali, o ant mono valo gal tas tamprumas daug duoda, gal ta žuvis žaidžia su masalu. Variantų yra. Arba tiesiog nematai smulkaus kibimo, tu jo nekerti, kaip ant pinto valo. Leidi žuviai įryt ir užkimba. Ir pakerti tiksliau. Dėsim mažus kablius, o gal ir nedėsim labai mažų. Galbūt dabar irgi dar vienas eksperimentas bus. Dėsim vieną mažą kabliuką, o kitą dėsim vos ne vasarinį. Ir pažiūrėsim, jeigu jau kabliukas kažkuris bus geriau, kabliukus iškart pakeisim. Pavadžiai bus 30 comų, stovenčiam vandenį negalima daryti metrinių nesąmonę visišką.
nėra srovės, nėra dvelkimo, tai kai šėryklą leidžiasi ir mūsų dar tas metras kažkaip ten susivingiuoja. Tai ta žuvis paėmus masalą turi laisvės lakstyti, mano manimu, tai nesąmonė. Kokių 30, ne, gal ne 30, gal visgi pusmetrį darys. Pažiūrėsim, vieną trumpesnį va, vieną, žodžiu, 2 kolai, 2 variantai. Einam, pradedam po truputį ruoštis ir toj paaiškinsiu apie sistemas. Kaip čia matosi, puikiai čia matosi. Tai viena meškerį naudota buvo nevėžį. Tai čia yra gerokai virš metro pavadys. Mums tokių dalykų nereikia. Aišku, dabar pradėsiu rišt, pradėjo lyt. Tai vienas džiaugsmas, kad visgi nepatingėjom kubą neštis. O kitas nedžiaugsmas, kad stabdo mūsų žūklę. Šiaip ne taip susirišom, neėjom į tą kubą, tamsu ten. Šėrykla. Slaideris, gumytė. Suktuką aš dedu ant fidergamo, kiti nededa. Tada mazgelis. Pavadys 60, guma 20. Tai nežinau, kaip čia jūs skaičiuojat. Aš skaičiuoju, kad 60. Jo. Vienas variantas toks. Ką tik nutraukiau pavadį, tiesiog patampė. Pavadį nežinau, ar esu rodęs. Ar nesu. Klaruso Brutal. Japoniškas. Kol kas tik geri žodžiai. Dar tik vieną sezoną gaudau. Šiaip pasižydžia nuo akmenų kriauklių, greit pasižydžia, bet nereikia karpinio norėti. Antra sistema. Tai kas keisis čia dabar? Tai beveik niekas nesikeis. Irgi čia tik tai keisis mono valas, čia uždėtas rimtesnis slaideris, mažytė šėryklytė, čia tikrai maža, 30 gramų ir pavadys tas pats, kablys tas pats. Nekeitėm, nedarom tų nesąmonių su dideliais, mažais kabliais, užtenka mums čia nepagaudinėti nieko. Dabar lyja, susinešim daiktus, išmetam klipsus. Ir pradėsim žūklę. Atėjom į vidų, nes jau šlampa po truputį ir pradeda vėsti. Tai kad žūklę pradėti, mes jos negalim pradėti be jaukom. Turim galų, žodžiu. Turim visų masalų. Dzikas, liekas, matilis, kukurūzas. Turim mulžankos galiuką. Čia svarbus momentas. Reik pasilikti, gal sutvarkysiu. Būtinai parodysiu tvarkymą, nes yra paprastas būdas. Tik jeigu man pavyks Italikso Special Dream. Viską gerai išmaišom ir einam susidrėkinsim ir pajungsim šilumą, kad išbrinktų. Esu gavęs patarimą, kad džiūvėsius dėti prieš brinkinimo, tiksliau po brinkinimo, nes jie ištirpsta. Didžiausia nesąmonė, mano jaukas buvo užšaldytas, atšildytas, drėkintas, perdrėkintas. Va, džiūvėsiai lūžta tiesiog. Nieks čia neištirpsta. Taip, kad netikėkite, jei kažkas pasakys. Aš jaučiu irgi esu kažkam video sakęs, nes galvau, kad realus patarimas. Pasirodo, ne.
Jau kiek daug kukurūzo matau. Raudono, žalio, džiūvėsio. Geltono, žalio, raudono. Kaip kepurė. Atstovaujam Lietuvą. Tai gerai, dar jaukui 10 minučių. Aš čia apsitvarkau, apsimėtau. Ir pradėsim klipsuotis ir bandyti taškutį pamankštint arba ranką. Tai pasiruošti. Matiliuko tai žiauriai nupirkęs gražaus. Aš nežinau, kiek jam laiko. Tiksliau žinau, gal nuo trečiadienio, kokio antradienio. Pažiūrėkit, jis net byra. Bet aš įsivaizduoju, kodėl jis to. Pirmas dalykas, tai šviežias, nes kaip atvažiavau žvejo kultę, atnešė tik tai jį. Kitas dalykas, servetėlė. Tikrai sugeria, tikrai servetėlį reikia laikyti. Ir dar servetėlė dėžutė. Tai puikus drėgmės surinkiklis. Labai matėliam reikia tą drėgmę rinkti, nes jie pūna. Kad ir vandens tas, kaip pasakyti, vandens padaras. Bet kažkaip juos kaip padžiovini jie ilgiau laiko, nežinau. Neaišku, ką mes gaunam iš parduotuvių. Tai va, turim dar dzikelio, bet kol kas tik matilis. Kliaunamės patarimai. Nu, jaukas toks pabrinkęs, jau galima būtų užtrombuoti šeryklas ir pabandyti atsimatavus užsimest. Bent jau atstumą. Nors dar gal ne, dar pakentėsim. Paukosim iš namų šiltesnio vandens. Šiaip tai gavau čia patarimą termosą naudoti. Prisipilt šilto vandens į termosą ir žvejybų jauką maišyti. Geras variantas būtų. Nes jaukui reikia šilumos, kad atsiskleistų, tai patalpos šiluma yra vienas iš faktorių tik tai. O jeigu būtų vanduo šiltas, nu tai čia pasaka. Ką? Švystelkim. Nu, užsimetėm, įsikūrėm, sėdėm va šitaip. Matom abu sargelius, jau vieną tampo kažkas. Baksnuoja. Manau, viskas gerai bus. Ko laukiam kibimo. Sveikučiai. Pažiūrėsim kolegas. Linkėjimų. Nu, sinoptikai. Rodot, saulė pro debesis. Tikrai nėra jos. Tikrai liksim. Dabar truputį krapnuoja. Pasižiūrėsim, kas čia bus. Kibimo vis dar laukiam. Patasė. Dabar permetimus darysim tankesnius kokius. Kas 5 minutės. Va vieną taso biškį reikėjo permest. Tik tai, kad tas lietus biškį nervuoja.
Antrą persimetam. Žiūrėkit, kaip susuko valą. Praktiškai kaselė gavas. Problem. Pirma kilus problema. Pamiršom kuoliuką sietui. Tai ką mes dabar padarysim? Tai eliminuosim nuo meškerės vieną kuoliuką. Ant jo jį naudosim kaip kameros laikiklį. O meškeriai tiesiog paliksim medinį. Kažkokią šaką susirasim. Jaukas liko ant lietaus. Pažiūrim. Nieka. Kai vieno žvėjoja, tai ką tu čia pažiūrėsi? Nėra ką. Taip žipsas, blядь, хоче. Rudenį, blядь. Tenai, kur jūs? Lankėm vietinius. Pagauna. Išmera nedomina, bet kažkas. +5 ir ledas įlankose užšalęs. Kosmosas. Nu, pirmas kirtimas. Ai čia. Šitai paimsim. Reikės atkabeklio. Nu, bet tai va. Geriau nei nevėžiai. Nu va. O ir kita. Irgi yra. Nu va. Sakyčiau, produktyviai. Nu ką, 2 iš karto užėjo pulkas. Iš karto 2 pagavom. Tik užmečiau vėl kebimas. Tai žodžiu, jūsų prašymų mušam sietą. Pažiūrim, kiek mes čia įmušim to sietą. Kol kas gerai, bet šiaip nieko, iki dabar tai visiškai rūkėm. Pažiūrėsim, kuom baigsis, kuom toliau vystysis reikaliukai. Lūžo. Nu va. Apkeitėm. Įsidėsim laikiklį. Ir bus mūsų trikojis. Nu va. Tokį trikojį naudoju. Priedas rimtas, trikojo neturim. Tai dabar, kaip buvom nuėję pas kolegą, užkibo šone, grįžom pas mus, užkibo ant abiejų, permetėm, ramu, tylu visiškai. Tai darom tokią prielaidą, kad žuvis labai migruoja. Ėjo pulkas, nesistovi toliau, ėjo pulkas, ant manęs užėjo ir toliau nuėjo. Nesustojo ant taško. Kodėl nesustojo? Jauko per mažai. Gyvo galbūt per mažai. Gyvo turim. Galim pabandyti iš tikrųjų dabar po šėryklą su pašaru
mestelt skandinto dzikelio. Turiu skandinto dzikelio, ten kelius šimtus gramų. Gal tas padės. O gal tiesiog reikės sulaukti žuvies. Tai, tuos dzikus plautis ir pažiūrėsim, ar pasiteisins. Čia niuchas, tai patikėkit manim. Duodam kvapui biškį nusės, nes tikrai nejuokingas kvapas, neaišku, kiek tiem skandintiem čia laiko. Permečiau, ištraukiau, masalų net nėra. Pirmas pastebėjimas su mono, kad įtempt neina. Antros matilė irgi nuteistinau, nubadyti. Nematom net kibimo, aišku, dabar buvom išėję. Nežinau, pas mane yra ar nėra tų veganų, bet kokia esmė su šitą šušarą ir mėlačiam. Tai matot kaip Indijoje, kai yra prieaugis per didelis žmonių. Tai maisto stygius. Tai ir čia mitybinė bazė sutrinka baisiai, kai yra per daug šušaros. Ko nevėžis. Dar didesnės negu nevėžį. Mėtimo ypatumai tęsiasi. Tai trumpai apie užmetimą. Tai kai tu užmeti, įtempi į šoną meškerę, palaikai. Ištiesini. O, kibimas iš karto. Kad fortūna eitų, kišenė visada signalizatorius. Maža ką. Matelinę pasipildom. Siaučia per kokias 3 valandas žvejybos. Išnaudojom pusę. Ir žvejojom toliau. Pradėjo rūkas krist. Slėgis žemas, krenta slėgis. Nėra gerai. Užpuolė kojas. Kojytės. Nėra gerai irgi. Kodėl pasitraukė karšis? Nežinom. Mažin kotai. Vėl nepataikėm. Kaip nepratę mes įsietą dėt žuvies. Užtat ir nepataikom. Tai pirmi pastebėjimai dėl mono ir pinto valo. Dėl kibimo jokių. Kimba ten, kur ateina žuvis ir jinai be problemų. Nėra skirtumo visiškai. Kibimai taip išraiškiais
išraiškingesnė ant pinto 100%, matosi iš karto kiekvienas prisilietimas. Ir dar, kas patinka ant pinto valo, kad įtempimas labai paprastas, ypač per šoninę bangą. Dabar kai paina, tai pintas valas kaip kirviu. Iš karto, įsitempi iš karto, jauti, kada šėryklą tempi, kada valą tempi. O va su monofilamentu nejauti, kada šėryklą ar valą tempi. Visą laiką minkštai. Tempi, lyg sunkiau, lyg nesunkiau, nu va tas gal ir šėryklas. Bet jo, va čia vienintelis turbūt skirtumas, kurį išskirščiau per tiek laiko. Aišku, ne apie gerumą norėjau pasakyti, bet žinot, blogam šokėjui ir kiaušai maišo. Tai va. Išraiškinga tikrai ant pinto valo. Tokia žuvis, o toks kibimas. Galim ir iš atstumo pataikyti. Nu, šį kartą ramesnis kibimas. Vos matomas iš viso. Aišku, pradedi filmuoti ir nebesimato. Be pavadžio. Užsišėrėm lydekas. Šitas kibimas, kur ką tik matėt, ojei, įkirtau, palaikiau, dar matosi video ir meškerė taip sik ir iškart nuplėšė pavadį. Bet tai čia, žinokit, bus plėšri žuvis, nemanau. Tai va vėl, brutalo pavadį rišam, perišinėm, metam atgal. Kosmosas. Ant mano valo vėl kibimo nesimatė, vėl tuščias kablys. Va, dar vieną skirtumą išskirčiau, kad kibimų nesimato. Nu, kaip čia kalibras keičiasi. Visai jau. Ai, net neis. Metimai jau labai rimti. Ir matosi, kad... O. Sakau, kaip užeina, tai ant abiejų meškerių. Lesi, permeti nieko. Nu. O. Koja tokia. Nevėžinė. Nevėžį aš tokių nepagavau. Bandom iš atstumo. Nu čia prisimėtysim. Matot, kaip šerkšnas susidėjęs? Tai tas šerkšnas reiškia mūsų dujų likusių lygį balione. Tai dar net pusės nėra, o jau 4. žvejyba kokia. O dega jis ištisai pas mane. Papildymas berods 8 eurų kainuoja, nes Jozitų ima 5 už tai, kad pildo. Turėtum pat savo angalį, galėtum pasipildyti turbūt už, nežinau, 3 litrų balionas, tai kokia dujų kaina, tai 3 litrus. Tiek ir šiluma kainuoja. Užpuolė kojas, tai čia nenormaliai. Nu, iš kairės. Tam jau metikai, tai esam žiauriai geri.
Kur karšiai? Įmetam giliau, kad žuvis geriau jaustus. Kamera pradedi filmuoti, nebekimba. Bet pakirskim. Stambesnis jau. Gal net sietą reikėtų. Aišku, toks čia dar ant sieto, tai čia kai vasara, tai be šansų, bet dabar su 0,10. Kabliai tokie geri, kad net iš lūpos neįmėtėt. Nu va šito draugelio tai nesitikėjom. Lakis. Nepataikėm, bet net ir neinam. Žinot, aš jums pasakysiu tipsą. Girdėk, kai sako, kad kaip atsimušt smulkio žuvį iš taško. Niekaip. Jeigu jau smulki žuvis pas tave taškė, tu jau turi problemą. Vadinasi, jau tu kažką blogai darei. Tai va, kažką blogai padarėm. Pirmą kartą kamera įsikrovė iki 0%. Ir parašė saving videos. Šiek tiek įsigandęs buvau, bet viskas gerai. Turim visą medžiagą. Įkelsim. Kol čia traukiam, ana labai lėtai juda į viršų. Dėl to, kad turim žuvį šone. O dabar labai lėtai leisis apačion. Na ja. Šone, kai žvėjoji vos ne tam pačiom taškėtai, nu, likom be kablio. Kadangi nutraukiam ant šito monofilamento, mum pinasi vis tiek. Kas trečias, kas ketvirtas metimas pinasi. Tai ką mes padarysim? Įdėsim feeder gumą. Ant monofilamento tai sakytumėt, kam ta feeder guma, kas čia per nesąmonė. Tiesiog ta feeder guma bus kaip kaselė. Atmuš mum nuo šėryklos valą. Va. Jinai saugos, kad neapsisuktų, va šitaip. Nes stora feederinė guma, tiesiog, nu jinai kaip nori, suk, vis tiek vaikščiot. Tai va. Nu žinokit, yra reikalų. Vos spėjam. Jau noris atrodo pasėdėti. Bet reikia naudotis progą, kol kimba, nes tokių sezonų ne visada kimba žuvis. Va, ką aš jums galiu pasakyti, kur kuojos? Ne vėžį, o stovinčiam vandenį. Kebrulė. Nedėdelė čia irgi, tokia porą 100 gramų, bet vis tiek. Kaip skiriasi? Čia pečius. Čia ne pečius. Tai šilumos efektas didžiulis.
efektyvumas irgi didžiulis. Aišku, kaip grilius dega. Tai ko ne. Bet šiaip kubė va net nedarinėja ant durų. Tikrai kokiais 5-6 laipsniais kaip minimum daugiau. Įėjus net karšta. Tai geriausias pirkinys metuose. Kubas pirmas, antras, tas grilius. O, kibimas, žiūrėkit. Dydį šį kartą nedžiugina, bet sietė vis tiek viena žuvim į priekį. Aišku, pataiko mažiausias. Atsibodo jau žuvaut. Reikia maisto intarpo. Turim tokį peilį išmanų. Pasilupsim bulvių dabar. Nelabai ką mokam gaminti iš tikrųjų. Nu kaip. Beisikus mokam. Tai pasigaminsim dabar tokį troškinuką. Svogūnų šiučiut smulkiau reikėtų. Dabar uždėsim bulves su svogūnais virt. Ir per tą laiką pasiruošim vištieną. Turim prieskonių rinkinį. Iš namų prisidėjo tai lauro lapai. Tada pipirai nesmulkinti. Aišku, čia tiek nedėsim, nesąmonę čia darau, nu kokių 20. Tada druskos. Druskos reikėtų pusę šaukštelę, bet čia žiupsnį gerą. Prie to pačio, prie virimo, čiučiut kumino. Kad tą vandenį, žodžiu, pramaišytų. Ir viskas. Dabar vištienos konservo pusę susismulkinam. Dar prie mūsų šito viso intarpo įdėsim pupelių. Nežinau, per kamerą turbūt nesimato, bet maisto gamyba sukelia va šitokį rūką viduj. Kai pradeda virt vanduo, tai reikia būtinai atidaryti kubo visas duris. Kadangi mano video apie žūklę, ne apie maistą, tai labai daug apie maistą ir nerodau. Bet jeigu bus poreikis, galim ir apie maistą parodyti. Viską išpyliau. Tai ką, kolektyvas, kaip tokiam metų laikui. Manau, kad labai puiku. Vėliau sutemus nefilmuosim, nes neturim tam tinkamų kamerų, dar kažką ir taip, niekas ten nesimatys. Einam paleidžiam žuvį ir naktį jau gaudysiu tiesiog savo malonumui. Tai reiškia, kad ne tai, kad savo malonumui, pažiūrėsiu, jeigu pagausiu ten didelių žuvų, tai parodysiu, jeigu nieko nepagausiu, tai žinokit, kad niekur nepagavau. Tai ačiū, kad žiūrit. Šaunuoliai esat, paspauskit like, parašykit komentarą ir susimatom kitose laidose. Iki.